Konkursas keliauja per visą Lietuvą. 6 atrankiniai koncertai ir vienas didysis finalas sujungia daugiau nei 50 kolektyvų iš įvairių šalies kampelių. Jame dalyvauja beveik visos šios organizacijos narės, o renginiai kasmet pritraukia gausų būrį žiūrovų, muzikos mylėtojų bei bendruomenių. Kiekvienas pasirodymas tai ne tik muzikinis numeris, tai žmonių istorijos, jų ryžtas, kūrybinė drąsa ir noras būti matomiems. Mirties paukštį padeda dalyviams augti, atrasti pasitikėjimą savimi, drąsiau kovoti ir kurti. Tai galimybė parodyti savo talentus, o kartu sustiprinti bendruomenes, kurios jungiasi per muziką, tradicijas ir kultūrą. Šis konkursas taip pat yra kvietimas visuomeniai. Ateiti, išgirsti, pamatyti, kartu pasidžiaugti. Kiekvienas koncertas tampa tikru liudijimu, kad menas neturi ribų, o kūrybos džiaugsmas tai sparnai, ant kurių pakyla vilties paukštį. Renginį organizuoja Lietuvos asmenų su negalia draugija. Renginį finansuoja Asmens su negalia teisių apsaugos agentūra prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Renginio partneriai Vievio kultūros centras ir Vievio neįgaliųjų draugija. Taigi sveikinam visus susirinkusius į Vilties paukštės 2025 konkursą ir leiskit pristatyti Vievį atvykusius kolektyvus. Pirmiausiai sakysiu kolektyvo pavadinimą, jis yra iš vieno žodžio, o po to iš kur šitas kolektyvas atvyko. Taigi, Viltis iš Kalvarijos, Nemunaičiai iš Prienų, Šarma iš Garliavos, Viltis iš Čipintų, Pušelis iš Visagino, Gaja iš Raseinių ir Lietava iš Jonavos. Norime pasidžiaugti, kad šiandien į Vievio kultūros centrą susirinko ne tik meno kolektyvai, bet juos pasveikinti atvyko ir garbingi svečiai. Pristatydamas iš karto perspėjus svečius, kad iš karto kilkit į sceną, be atskirų kvietimų po vieną. Elektrėnų savivaldybės mero patarėjai Gintaras Jančiauskas ir Dovydas Bliulius. Prašom, su moterimis, be moterimiai. Aišku, supratau. Turėtų dalyvauti Elektrėnų savivaldybės administracijos socialinės paramos skyriaus vedėja Violeta Šimkūnienė. Yra. Taip. Toliau Vievio seniūnė Kristina Vitarky. Na jau dabar su moterimis galit pradėti kilti. Vievio miesto Lazdynų Pelėdos bibliotekos vedėja Irina Senulienė. Ir Lietuvos asmenų su negalia draugijos prezidentas Ignas Mačiukas. Taigi, mieli svečiai, dabar jūsų sveikinimo žodis. Kuris pradėsit pirmas, apsisprendžia patys. Vedančioju, kad ne pro ten užlipau, pro čia. Ateičiai išskirtinis atvejis jums. Gerai, ačiū labai. Labai džiugu matyti, kad daug veidų pažįstamų, o žiūrovai būsim tik tai mes tikriausiai. Tai bet šiandien darbo diena. Sako, Vokietijoje griuvo pastatas, pirmam aukšte gyveno iš čečėnius, visi žuvo, antram aukšte iš Sudanų, visi žuvo, trečiam aukšte iš Nigerijos, visi žuvo. Ketvirtam aukšte gyveno vokiečiai, ne vienas nežuvo. Sako, kodėl vokiečiai nežuvo? Sako, jie buvo darbe. Taip ir šiandien Vievio dėl ko nėra žiūrovų, dėl ko jie darbe dirba. O be to Vievis turi velniškai didelės kapinės, gal ir ten jų daug yra. Nu, čia man toks juokas. Linkiu visiems gerų dainų. Smagu Vievį, esu jau čia buvęs, tai dar kartą pasibūsiu ir pagal mano tokį pasižiūrėjimą
ne vieno ansamblio dar nėra buvusių finale Lietuvos šitos Vilties paukščiais apžiūros. Tai pirmą kartą vis naują turėsim finalo dalyvį. Tai linkiu visiems sėkmės. Ačiū Jums. Labą dieną. Man tai labai smagu, kad labai daug nepažįstamų veidų. Jūs pažįstat, mes ne. Tai reiškia, turime labai daug svečių iš įvairių miestelių, miestų. Tai ačiū, kad aplankėte. Išbandysite mūsų sceną, išbandysite mūsų salę, išbandysite mūsų organizacijos Vievio neįgaliųjų draugijos tikriausia šiltumą priimant svečius, o kadangi mes jau matot nepasipuošę, jau nesusiderinę, nei raudoni, nei balti, nei kažkokie, tai mes nedainuosim ir daug nekalbėsiu aš. Tai gerų jum balsų, nuotaikos, energijos, komisija nusiteikus vertinti visus atidžiai, bet labai gerai. Tai geros popietės ir linksmų dainų. Visą laiką kalba moteris visų. Apsauga. Sveiki atvykę į Vievį. Malonu matyti džiugius veidus, kad konkursas, bet jūs vis tiek netokie rimti susikaupę, tai tegul ne tik šiandien konkurse, bet ir jūs tiesiog kasdienybėje lydi tą bendrystę, draugystę, gerą emociją. Konkuruokit, bet širdise draugaukit. Ir tegu Vilties paukštė visada nepaleidžia jūsų rankos, peties. O šiandien šeimininkai kažkaip pagalvoju, kiek čia to rimtumo gali būti. Man Vilties paukštė, galvoju, kažką reikia tokio, jūsų tam stalus ar džemus. Taigi paskui po dainų susibursit, palinguoti ir ne tik scenoje. Tai paukščių pienas, su paukšte labiausiai susijęs. Tai Marija, tai simboliškai į jūsų tą krepšelį saldai ant stalo, kad ne tik konkuruotumėt, bet ir pasisemtumėt gyvenimą. Elektrėnų, labą dieną. Elektrėnų savivaldybės meras turi 2 patarėjus. Mero čia nėra, bet yra abu patarėjai, tai jie iš karto taupydami laiką, kartu tas žodis ir jūs pasveikins. Tai mūsų meras irgi, žinokit, yra dainuojantis. Jisai chore dainuoja, bet šiuo metu yra išvykęs į savivaldybės asociacijos ten rimtą susirinkimą, tai atsiuntė mūsų abudu. Tai sveikinam jūsų švente, gražaus renginio ir dabar kitas patarėjas. Aš irgi dainuojantis, kolega šokantis. Apie bažnyčioje gėdančių sako, kad kas gėda, meldžiasi dvigubai. Apie dainuojančių žmonės galima sakyti, kad gyvenimo turi apsčiai. Tai turėkite vilties, tikėjimo ir meilės visame kame ir geros bendrystės šiandien popietėje. Kągi, atrodo, kad visi, be išskyrus šiek tiek pavėlavusią Seimo nario Kęstučio Vilkausko padėjėją, Giedrę Žurų skiriam. Prašom. Labą dieną visiems. Tai noriu perduoti visiems sveikinimus nuo Kęstučio Vilkausko, Seimo nario ir kultūros komiteto pirmininko, kuris labai apgailestauja, kad negali atvykti pas jūs, bet visiems kolektyvams saldžias dovanėlės, kaip ir sakė, prieš tai kalbėti, ir paukščių pienas, ir kitokie saldainiai. Tai gražios šventės visiems ir dėkui, kad kūrėte kultūrą. Kas ta komisija? Iš ko jin susideda? Natalija Krauter, Vilniaus Juozapo Kelpšos konservatorijos ir Vievio meno mokyklos vokalo mokytoja metodininkė. Sandra Stasiūnaitė Luskevičienė, Trakų pradinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja neformaliam ugdymui. Ergelis Isakovič, Elektrėnų meno mokyklos chorų vadovas. Na kągi, palinkėsim komisijai sėkmės, siekiant atrasti patį sioniškiausią, dainingiausią, įdomiausią programą sukūrusį kolektyvą. Na, kolektyvai bus vertinami kaip įprasta, kaip ir mokykloje, nuo 1 iki 10 balų. Už sudėtingumą, kūrinio atvykimo meistriškumą, ansambliškumą bei kolektyviškumą. Na kągi, palinkėsim sėkmės kolektyvams. Ar labai jaudinatės? Labai, matau, kad jau žinau, kas kelti sceną. Ir štai dabar pristatom į sceną, kviečiam pirmąjį jų. Taigi,
Vokalinis ansamblis Viltis. Vadovė Liuda Žulbokienė. Kalvarija. Antrieji konkurse pasirodantis ansamblis Nemunaičiai iš Prienų. Prašom, paklojam gailėkim plojimų.
ir sceną užleidžiam mišriam vokaliniam ansambliui Viltis iš Širvintų. Vadovė Irena Vasiliauskienė. Stotis pro lango grotas, lyg šioliai tebelaukia mus bėginos apraudotus. Tebesiklausome nakčia, pūga pušis kedena, tarsi ieškotume savęs po svetimus gyvenimus. Ar svečiai iš Visagino pasiruošę? Tikrai? Kągi, tada į sceną kviečiame svečius iš Visagino.
Kviečiu vokalinį ansamblį Gaja. Raseiniai. Vadovas Povilas Albinas Burneika. Ansamblis dainuoja jau 29 metus. Visus kolektyvo veiklos metus nuolat dalyvauja įvairiuose konkursuose, projektuose, koncertuoja Raseinių rajono renginiuose, keletą kartų per metus pristato rajono asmenims su negalia jų šeimos nariams savo koncertinę programą. 5 metus organizavo Respublikinę Lietuvos neįgaliųjų draugijų dainų šventę Lik sveika vasara. Muzikinės programas pristato Raseinių rajono nevyriausybinėms organizacijoms. Šiandien jų koncertinė programa vadinasi Tau Lietuva. 3 dainos. Pirmoji Romo Bernoto Aš čia gimiau. Antroji Juozapo Mickevičiaus ir Radvilavičiaus Jaunystėj graža. Ir Bražinsko daina Brangiausia žemė. Vokalinis ansamblis Gaja. Raseinių vadovas Povilas Albinas Burneika. Ačiū jums. Ir dabar sceną prašom kilt svečiams iš Jonavos. Vokalinis ansamblis Lietuva. Vadovė Neringa Tarvydaitė. Kolektyvas skaičiuoja 19 savo veiklos metus. Koncertuoja Jonavos rajono globos namuose, Vėvertėgalos ir Bukonių kaimo bendruomenių šventėse, Kėdainių neįgaliųjų draugijos renginiuose, dalyvauja dainų festivaliuose Garliavoje, Tauragyje, Raseiniuose ir Žintuose. Yra kasmetiniai Vilties paukštės dalyviai. Šiandien jų programa pavadinta Laisvės balsai. Taigi 3 dainos. Pirmoji Nijolės Smolnos
daina Jonavai, antroji autorius nežinomas Tai čia tėvynė ir trečioji žodžiai ir muzika Valerijos Adomaitienės Palaimink dangau. Taigi, vokalinis ansamblis iš Jonavos, Lietuva, vadovė Neringa Tarvydaitė, prašom. Jei ne vieni, tu pasrovių keliausi, priklausė maža upė Lietuva. Po to šešupės intaka priplauksi. Ir štai, tau kaip ant delno Jonava. Mūsų Jonavai 275 metai. Mes labai džiaugiamės ją, didžiuojame ir šitą dainą Jonavai. Konkurse dalyvavusių vokalinių ansamblių dainos. Dabar, kaip visada, gerbiama komisija, kaip jūsų nuotaika? Labai gera. Tada mes paprašysim jūs pakiltinti savo teritoriją, aptart, pagalvot, pamastyti ir pasidaryti mintimis ir priimti sprendimą, išrenkant geriausią šiame koncerte pasirodžiusį kolektyvą. Išlydėkite aplodismentais, kad balus geresnius surašytume. Taigi dabar atėjo laikas individualiams pasirodyti. Gal jau
Pakaks ten sėdėti atsisėdus kažkur tai ten tarp žiūrovų. Taigi šitą laiką užims Vievio neįgaliųjų draugijos kolektyvas Kievaras, pagrindinė vadovė Rita Kraucevičiūtė ir vadovas Adolfas Blažonis. Prašom, moteris.
pirmą kartą Vievyje, manau ne paskutinį, nes tikrai svetingai ir šiltai mus priėmė. Už tą priėmimą noriu padėkoti Vievio neįgaliųjų draugijos komandai, draugijai ir žinoma pirmininkiai, svarbiausia už jos bendrystę, už pagalbą ir už tą priėmimą, kurį jūs dar pajausite, manau, šiandieną. Neiškužėsit, neskubėsite, o pabūsit, pabendrausit ir pasidalinsit savo emocijomis, kurios jau po koncerto nurims. Tai ačiū labai, gerbiama pirmininkė, noriu jums įteikti nedidelę dovanėlę. Šiandien vedusiam renginį vedančiajam gerbiamui Vytautui. Dėkojam jam. Jeigu padėkojimas jau, tai aš atgalėjau. Dėkojam gerbiamai komisijai, kuri tokia kompetentinga iš tikrųjų atvažiavo ne tik iš Vievio, skiria savo brangų laiką. Tai ačiū jiems nuoširdžiai, kad jie dalyvavo, įvertins, pasakys savo pastabas, paskelbs nugalėtoją. Taigi kviečiam gerbiamą komisiją ir nuoširdžiai norim įteikti savo nedidelės dovanėlės. Prašom. Dar neaišku, ar verta vykti iš visų. Ačiū, komisija neskubėtų. Dar ne jūsų laikas, dar gausit palaukti. Nebūtinai leistas į apačią, galit tiesiog va čia normaliai įsidėsti, susikaupti prieš tariant žodį. O dabar visus norim pasveikinti, visus čia dalyvavusius meno kolektyvus ir žinoma jų vadovus, kurie įdėjo savo širdį, savo darbą, rūpestį ir prisiminimui visiems įteikiam padėkos raštus ir saldžias tradiciškai mūsų skirtas dovanas. Taigi ačiū, kad jūs muzikuojat, kad jūs būrėtės ir visada kartu būdami su daina. Tai ačiū nuoširdžiai visiems kolektyvams. Plojam nuo kitolo, įsivaizduojat, čia gi jums. Kad kolektyvų vadovai gavo, tai nieko nereiškia, vis tiek jums paklius. Normalu ir turi susimaišyti tokią dieną. Gerbiami svečiai, mėly dalyviai, kolegos, bičiuliai, labai džiaugiuosi jūs visus matydama šiandien šventėje, kurie skambės muzika, kurie skraido vilties paukščiai. Tai ne tik koncertas ar konkursas, tai susitikimas žmonių, kurie dalyjasi savo
talentų, širdies šiluma ir tikėjimu, kad kūryba gali įkvėpti kiekvieną. Šiandien ant scenos išvystyti Lietuvos asmenų su negalia draugijos mėgėjų kolektyvus. Tai buvo visi koncertų, jų dainų šokiai, pasirodymai, tai gyvas įrodymas, kad kūrybiškumas, atlieklumas ir bendrystė neturi ribų. Kiekvienas iš jūsų jau esate nugalėtojai. Nes dalėtė savo talentų su visais. Iškai susimaišė čia viskas. Ir tai tinka. Nagi komisija, kaip jūsų nuotaika? Kuris ateisit prie mikrofono, ar visi trijo dainuosit? Aš taip pat norėčiau prašyti, kad pakiltų į sceną iš karto Vievio seniūnijos seniūnė, gerbiama Kristina. Ką reiškia vyrai vis dėlto? Pažiūrėkit, kokios dovanos vyrams. Maišeliuose, normaliai. Labadiena, sakau visiems iš įvairių Lietuvos miestų, miestelių atvykusiems į Vievį. Vievis nuo senų laikų garsėja kaip vienas muzikaliausių, tokių vietovių Vilniaus apskrityje. Kažkada, kai Trakų ir Elektrėnų savivaldybės buvo vienas vienetas, tai buvo vieni stipriausių Lietuvos chorų būtent iš Vievio. Na, o jau kiek muzikantų, tai Jaroslavas Cechanovičius, Dainius Pulauskas, netoliese Valerijus Ramoška ir dar daugelį kitų iš Vievio būtų galima vardinti, Gintaras Rinkevičius, taip ir dar daug. Tai malonu buvo girdėti jūs, matyti šioje scenoje ir labai noriu pasidžiaugti tuo, kad šiandieną tenka būti įvairiuose koncertuose, konkursuose. Šiandien matėme be galo daug šviesių veidų. Žmonės, kurie neša ir skleidžia šviesą, tai yra patys stipriausi savo vidumi žmonės. Už tai mes, aš ir komisijos vardu, ir visų tikriausiai dalyvių vardu, noriu jums visiems nuoširdžiai padėkoti. Labai smagu, kad ši draugija, Lietuvos žmonių su negale, turinčių negalę draugija, organizuoja tokius bendrus susibūrimus, kur jūs galite ne vien tik tai patys pasirodyti, bet pasiklausyti ir kitų, truputėlį pasimatuoti, o iš tiesų tai surengti savo vieną didelę šventę. Kokią šventę? Išvažiuoti iš namų, pasipuošti, pasitempti, susipažinti su kitais žmonėmis. Tai yra puiku. Kartais mums gyvenime to labai trūksta. Na, o pagal konkurso nuostatus vieną dalyką norime pastebėti, kad visi kolektyvai atrodė scenoje nepriekaištingai, gražiai ir elegantiškai. Už tai tikriausiai dėkojame ir jums, ir jūsų modeliuotojams ir vadovams. Galime už tai savo pasiploti. Matyt, konkursas turintis ilgas, gilias tradicijas, jisai verčia žmonės augti, tobulėti. Dar vieną svarbų didelį ačiū mes norime pasakyti ne tik jūsų organizatoriams, bet žmonėms, kurie su jumis dirba, tai yra jūsų vadovams. Didelis ačiū. Na, o pagal viso konkurso nuostatus noriu pacituoti vieną tokį tekstą. Mes suprantame, kad įvairiuose miestuose situacijos gali būti labai skirtingos, tai pagal šio konkurso nuostatus renginyje nerekomenduojama naudotis buvo fonogramomis, bet mums labai patiko ir mes džiaugiamės, kad čia dalyvavo ansamblis iš Visagino. Dėkojame jums. Dabar užsidėsiu akinius, kad protingiau atrodyčiau. Galbūt vadovo aš paprašysiu prieiti prie komisijos narių, jeigu jums bus įdomus mūsų pastebėjimai. Mes galbūt aš iš scenos nenoriu šitų dalykų pasakyti, bet jeigu vadovams bus aktualu kažką mūsų pastebėjimai, tai labai prašau, kai mes nulipsime nuo scenos, prieiti prie mūsų, gerai? O mūsų misija buvo išrinkti vieną. Tas ansamblis turi labai simbolišką pavadinimą. Ir mes labai norime, kad
gruodžio 9 dieną Prienuose viltis suskambėtų pačia aukščiausia gaida. Viltis iš Širvintų. Visiems dėkoju už nepaprastai malonias akimirkas. Ačiū labai. Kviečiu kitus komisijos narius taip pat galbūt pasakyti savo emociją ir išsakyti. Aš tikrai pasakysiu emociškai, nes aš esu dainininkė ir dainavimo vokalo. Jūs visi buvo... Arčiau mikrofono. Jūs, aš dainininkė ir tyliai matau, šiandien aš prabasiu. Jūs visi buvot nuostabai, žinau. Aš tik žiūrėjau ir galvojau, reikia man savo studentam pasakyti, kad ta energija, su kuria jūs išeina, su to noru, su kuria jūs išeina, kad jie irgi tokio turėtų. Dainavimas, aš jums sakau, dainavimas yra kvėpavimas. Dar pasakysiu, kad dainavimas yra gyvenimas. Ir kol jūs dainuosit, jūs gyvensit. Čia ne aš sakiau. Ir linkiu jums ilgai dainuoti ir tada jūs ilgai gyvensit. Ačiū. Ačiū. Labai gerai. Ačiū labai. Aš pasakysiu labai trumpai, pasistengsiu labai daug laiko neužgaišti. Aš kaip chorinukas labai džiaugiuosi pamatyti tiek daug naujų kolegų. Tikiuosi mes dar tikrai susimatysime įvairiuose koncertuose. Visus laukiame įvairiuose scenose ir padainuoti kartu. Ir tikrai aš prisiminsiu kelis veidus. Buvo keli atlikėjai, kuriuo aš netgi pagalvojau savo, kad pavydžiu, aš noriu, kad šitas dainininkas pas mus chore dainuotų. Labai fainai padainavo, man tokių irgi trūksta. Sveikinu jūs visus. Ačiū, ar yra kas nors dar norinčių kalbėti iš svečių? Va. Aš taigi noriu padėkoti čia organizatoriai, tai didžiausia Dievo neįgaliųjų draugija. Tai pirmininkui ir Saulei noriu. Saulei, pirmininkui, dovanėlės. Taigi šį renginį organizuoja Lietuvos asmenų su negalia draugija. Renginį transliuoja asmens su negalia teisių apsaugos agentūra prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Renginio partneriai Vievio kultūros centras ir Vievio neįgaliųjų draugija. Atrodo, gerbiami svečiai, nei vienas daugiau nieko nenori sakyti, visi patenkinti arba nepatenkinti, aišku, aš suprantu iš šiandien. Būna tiems, kurie laimi, tie patenkinti. Ką darysi, taip kitoks tas pasaulis jau sudėtytas, negali visi laimėti, kad konkursų nebuvo. Ačiū komisijai, ačiū labai, kad jinai dirbo. Na ir dabar tas, kas laimėjo, aš prašysiu im priekį gražiai, va čia paplojam. Ir užbaigim šitą dar vieną nuostabiai su meile praleistą dieną, atnešusią skambių dainų puokštę, gerą nuotaiką ir akimirkas, kurios kasmet nuplasnoja į tolį laukdamus kitų gražių susitikimų. Užbaigim bendra daina. Jeigu vadovė sako, tai reikia bėgti tiesiog į sceną, vagi judam greitai. Tai šias galim ant palangių padėti taip ir užbaigti bendrą dainą.
Jonas Gelkūnų ir Tomo Leiburo giminės. Dainuojam visi. Stop.